Nežinau, ar įmanoma būti labiau atitrūkusiam nuo realybės nei ši istorija apie translytį vyrą iš Vokietijos, kuris atsivertė į islamą, pasikeitė vardą į Fatimą ir dabar Dubajuje ieško turtingo arabo vaikino. Mano viešpatie. Dieve, gelbėk mus visus. Iš tikrųjų dabar viskas geriau išryškėja, nes saulė tiesiog kitaip šviečia ir nebėra tiek daug saulės iš viršaus. Akivaizdu, kad aš visiškai nesuprantu, ką jis ar jis sako. Ar kas čia vyksta, aš iš tikrųjų nesuprantu. Net negaliu pasakyti, ar tai pokštas. Man atrodo, kad tai turi būti pokštas, nes juk negali rimtai manyti, kad susirasi turtingą arabo vaikiną. Viešpatie, pamiršk tai, kad esi translytė. Tiesiog akimirkai apie tai pamiršk. Tai neveiks, brangioji. Tiesiog neveiks. Bet mums tikrai reikia pasikalbėti, kodėl šis reiškinys vyksta. Nes manau, kad vis daugiau žmonių supranta, kad kažkas čia ne taip. Ir mes tai matome visur, tiesa? Taigi, daktarė Maluf parašė. Ar kas nors gali man tai paaiškinti, nes aš tikrai nesuprantu. LGBT žmonės yra kalinami, kankinami ir žudomi šiuose islamistinėse šalyse. Tai kodėl jie yra didžiausi šių islamistinių šalių rėmėjai? Ir Larry Sangeris atsako į tai ir aš pagalvojau, kad turėtume tai perskaityti. Pirmiausia, progresyvistai, intersekciniai aktyvistai nuolat trokšta patvirtinimo dėl savo moralinės viršenybės, kurią dažniausiai gauna gindami tuos, apie kuriuos jiems sakoma, kad jie yra aukos, ir demonstruodami savo viršenybę tiek skriaudėjams, tiek visiems tiems, kurie jų nuomonė nepakankamai aiškiai to nedemonstruoja. Moralinis pozavimas turi didelę socialinę galią ir paaiškina daugą iš to, ką sako ir daro pažangus aktyvistai. Taigi, esmė čia ta, kad kiekvienas, kuris pasidalina šio vaikino įrašu, galiausiai geriau apie save galvoja. Kodėl? Be jokios rimtos priežasties. Bet jie galvoja taip. Žiūrėkite, jei palaikome didžiausią auką šioje istorijoje, tada geriau apie save galvojame. Mes esame tie gerieji šioje istorijoje. Tai gana nuobodu, bet juokinga, kad manai, jog turi gauti savo pripažinimą būdama garsiausiu balsu už didžiausią auką, tiesa? Gerai. Tai pirmasis punktas, pasak Lero. Antra priežastis yra ta, kad egzistuoja tik vienas skriaudėjas, kuris yra svarbus. Ir tai yra vakarų civilizacija bei jos gynėjai. Taigi, jei tokia grupė kaip islamistai, translyčiai žmonės, nelegalūs imigrantai ir panašiai gali būti įtikinamai pateikiama kaip vakarų skriaudžiama, jie tampa aukomis. Tuomet jiems padedama. Dėl to jų interesai yra propaguojami, o bet kokia jiems padaryta žala tampa dienos tema. Tai reiškia, Blogiausi žmonės pasaulyje, blogiausi visų laikų engėjai, žinoma, yra vakariečiai, kurie drįsta tiesiog gyventi laisvai, laimingai ir laikytis vertybių. Na šlikštu. Kodėl mes to norėtume? Todėl bet kas gali būti laikomas vakarų engiamu, nors šios ironijos absurdiškumas yra akivaizdus. Nežinoma, islamistai, neteisėti imigrantai ir translyčiai žmonės turėjo daugiau laisvės vakaruose nei daugelie kitų pasaulio vietų. Bet niekam tai nerūpi. jei vakarai yra problema, tada visi jų nekęs. Ir trečioji priežastis yra ta, kad vienintelės aukos, kurios yra svarbios, yra tos, kurias ginant galima padėti sunaikinti vakarų civilizaciją, arba tas jos dalis, kurios trukdo socialistiniai, lygiateisiai woke utopijai. Visa ši utopinė idėja yra juokinga, bet tai idėja, kuri vis labiau ir labiau pasireiškia. Ir suvokti, kad pašalinus vieną problemą, sukuri kitą problemą, žmonėms nėra patogu. Todėl jie nori apsimesti, kad viskas galiausiai galėtų būti tobula. Jei tik priimtumėte tiesą, kad utopija kažkada ateis. Kas akivaizdžiai nėra tiesa. Bet jei esate tas, kuris gali padėti sunaikinti tos žmonės, kurie teigia, kad utopija neegzistuoja, Tai yra vakariečiai, kurie gali mąstyti savarankiškai. tuomet jūs esate geriausias žmogus. Ir jūs esate auka, kuri mums rūpi. Jei norite sunaikinti vakarus, mes jūs palaikysime. Net jei tai reikš būti visiškai kvailais ir juokingais. Musulmonai gali silpninti vakarų civilizacijas, didindami nusikalstamumą, įskaitant prievartautojų gaujas. Akivaizdu, kad aš tai skaitau. Kurdami getus ir grasindami terorizmu pagal šariato įstatymus. Pagalvokite apie kelis Europos miestus su didelėmis neasimiliuotomis islamistų bendruomenėmis. Trans judėjimas gali būti naudojamas kaip bukas ginklas indoktrinuoti vaikus, vaizduojant LGBTQ kaip kažką džiugaus ir kaip būdą suskaldyti krikščioniškas konfesijas. Nelegalūs imigrantai gali būti naudojami ginti smurtinės gaujas, didinti būsto kainas ir apskritai didinti susvetimėjimą visuomenėje. Taigi, Turime prieglobsčio miestus konservatoriai pastebi, kas vyksta, skundžiasi dėl to ir taip gali būti tapatinami. su skriaudėjais.
Jie daro net leistinus dalykus. Pavyzdžiui, priešinasi islamistų plitimui. Sako, kad trans moteris nėra moteris ir skundžiasi dėl bereikalingo smurto, kurį vykdo žinomi neteisėti imigrantai nusikaltėliai. Taigi kairieji užsitikrina savo nuostabų, gardų moralinį pranašumą, gindami aukas nuo konservatorių skundų. Tai gana gerai veikia, ar ne? O kalbant apie LGBT žmonės, ar moteris nukentėjusias nuo islamistų ir musulmonų visuomenių, kairieji apie tai nebuvo informuoti, todėl jie netiki, kad taip yra. O jei jie negali išvengti faktų, jie tiki, kad tai yra teisėta. Kultūrinė. Skirtumas. Arba ne tik jie yra moraliniai relativistai, jų įsipareigojimas moraliniam relativizmui tampa esminiu jų moralinės sampratos pagrindu. Kai jie suvokia, kad tikslas yra ginti aukas kaip istoriškai marginalizuotas grupės ir kovoti su istoriniais engėjais. Bet koks teiginys, kad tai yra rimta problema, laikomas nepakantumu ir įžeidžiančiu didžiojo engėjo vakarų civilizacijos pasipriešinimu, kuri yra visų blogiausių pasaulio problemų šaltinis. Ir turiu jums prisipažinti, kad esu nepakantus ir įžeidžiantis didžiosios priespaudos primetėjas, tai yra vakarų vertybių primetėja. Nes manau, jei kas nors tau sako, kad nori tave numesti nuo stogo, brangioji, turėtum tuo patikėti. Ir kai kieno nors visa doktrina sako, kad jie mano, jog esi blogas žmogus, tu turėtum tuo patikėti. Ir jei bent kiek pasidomėsi, ką šariato teisė mano apie moteris, jau nekalbant apie trans moteris, labai greitai suprasi, kad tai neveiks. Bet žinau, kad dėl to jautiesi truputį morališkai nepranašesnė. Tai verčia tave jaustis šiek tiek ne visa verte. O juk nenorėtume įžeisti tavo jausmų, ar ne, brangioji? Ne, tad pirmyn. Važiuok į Dubajų, pranešk man, jei rasi gražų, stulbinantį vyrą, kuris norėtų palaikyti tokias kaip tu, o nerinktųsi tikrai nuostabes arabų moteris, kurios ten gyvena ir miršta. Taylor Lu ir ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.